Labas, dabar pajaučiau impulsą įnešti šviesos į tokį reiškinį, kurį pavadinčiau proto paralyžiumi. Tai galbūt jau esi su tuo susidūrusi. Iš tikrųjų, tai turbūt turėtų būti dažnai pasireiškiantis reiškinys mūsų visuomenėje, kada mes tiesiog labai stengiamės viską išprotauti, viską suprasti, viską iš anksto numatyti. Bet kada mumise veikia tas įsitikinimas, kad vis trūksta, vis nepakanka ir mes tada sukame tos proto dantračius, kol galiausiai tas protas užlūžta, užstringa. Ir tas dažniausiai iš pradžių jaučiasi labai nemaloniai. Nes mes vis dar bandome kažką išsiaiškinti, kažką suprasti. Ar tai apie pasaulį, ar tai apie savo būseną, apie bet ką. Mes galime taip užsisukti mintise, kad galiausiai mes ateiname į tą būseną, kad aš nieko nebežinau, nieko nesuprantu, toks visiškas pasimetimas. Ir tas gali jausis iš tikrųjų labai nemaloniai, tas gali jausis kaip kančia, tol kol mes vis dar tapatinamės su tuo sąlygotu ieškotoju, su tuo sąlygotu siekėju, su tuo pačiu protu sąlygotu, kuris vis bando kažkaip susikurti kažkokią tai savo komforto zoną. Bet aš kaip ir jau esu minėjęs, tikrovė iš tikrųjų yra absoliuti mistika, tai yra begalybė. Ir netgi tokie įžymus istoriniai filosofai kaip Sokratas, kurie tikrai buvo labai daug apsiskaitę, galiausiai pasakė, žinau, kad nieko nežinau. Bet vėlgi, čia jau šitas pripažinimas, sąmoningas pripažinimas, kad aš žinau, kad nieko nežinau, jau yra žinojimo būsena, kuri yra laisva nuo viso to sudėtingo, kompleksiško, sąlygoto proto, nuo tų visų kintamų žinių. Nes visas sąlyginės žinios, santykinės žinios ištisai kinta. Tame nėra pastovumo. Pastovumas yra tik tai kitimi. Ir kada tu tai įsisąmonini ir atsitapatini nuo to bandymo sustabdyti nesustabdoma, kas ir yra sumoj žmonijos pamišimas, tai tada tu pabundi absoliučioje laisvėje, absoliučiame aiškume be jokių konkrečių žinių. Tai tiesiog aiškumo būsena. Tas intuityvus atpažinimas, kad tu randiesi begalybėje, kad tu randiesi amžinam kitimi. Bet tu esi. Čia gal ir yra tas, kas tikrai nekinta, kad tu esi čia ir dabar. Tai ir galima būtų laikyti žinojimu. Visa kita yra kintamieji. Kaip esi. Ir kada tu nebežinai, kaip esi ir paleidi tą poreikį išsiaiškinti, kad tarytum kažkur pasaulyje ar tavo prote ten slypi kažkoksai atsakymas, kuris tenais įneš tau visiškai aiškumą ir tu būsi nušvitęs ir laimingas, tai kada tu pabundi šitos iliuzijos,
pamiršau, ką sakiau dabar. Bet irgi, netgi kada pamirštame, bet irgi būna tas, kad labai stengiamės surasti tą pamestą mintį. Bet iš tikrųjų, kada leidi savo nežinoti vėlgi, atsipalaiduoji. Ateis tada, kada turės susijungs tie galai, tada, kada turės susijungti. Tai tada sinchronizuotai, kada reikia tos žinios, tada ji ir ateina. Ir kada tu esi toj atviroj, laisvoj žinojimo būsenoj, be poreikio kažką sužinoti, tai tada taip, tada gali viskas, ko tau reikia, ir ateiti. Nes tu palaikai laisvą erdvę ir aš šypsausi, nes man jau atėjo tai, ką aš užmiršau. Ir tai yra tas, kad kada tu tarytum nebežinai, kaip esi, ir paleidi poreikį sužinoti, tai tada tu gali rinktis, kaip esi. Čia tada realizuojama tavo laisva valia. Ir toj dar atėjo čionais katytė iš lauko, tai aš ją leisiu. Va. Tai va, tu gali rinktis, kaip esi. Vėlgi, čia yra reikšmių žaidimas. Yra nepaneigiamas faktas, kad esi, ir tai yra visiška laisvė rinktis, kaip esi. Kiekviena akimirka yra nauja galimybė atrasti save naujų kampų. Ir tai yra amžinas gyvenimas, tai yra tavo amžinas dieviškas gyvenimas. Tai įsipatogink šioje samojoje akimirkoje, įsipatogink šiame beribiškume, kad toms kintančioms žinioms nėra pabaigos. Visada bus daugiau ko atrasti. Todėl tau nereikia skubėti, tau nereikia stengtis iš anksto visko atrasti, nes tu niekada neprieisi galo, nėra galo. Tai va, ir kada tu tai įsisąmonini, tu gali pradėti iš tikrųjų labai lengvai, sklandžiai, be jokių užlūžimų, be jokių proto paralyžių, mėgautis to žinojimo, kaip esi, atsiskleidimu ir visų visatos paslapčių atsiskleidimu. Bet esmė yra ta laisvumo būsena. Kada visiškai atsipalaiduoja poreikis kažką sužinoti, prisiminti, kažkaip būti, kažkaip pasirodyti ten prieš kitus ar panašiai, tada natūraliai tai, kas iš tikrųjų yra aktualiausia, tas tave ir pasiekia samojoje akimirkoje. Jeigu esi joje atviras, atvira. Ir čia reikia tiesiog priprasti. Priprasti būti patogiai su nežinojimu. Net jeigu niekas neteina, net jeigu viskas neaišku, nebežinai krypties, atrodo viskas vienodai, tai tu turi pilnai susitaikyti ir su tais momentais. Ir iš tikrųjų tai yra auksiniai momentai, kada tu gali mėgautis tą tyrą, jokių žinių neapribota esatimi. Tad mėgaukis. Ir viskas, ko reikia, tekės ir atitekės savaime. Tai tiek. Laimingai.